Jau 17 metų Lietuvoje veikianti Kolpingo kolegija kviečia studijuoti ir įgyti aukštąjį išsilavinimą. Studentams siūlomos net 8 studijų programos, o kai kurias iš jų Kolpingo kolegija siūlo vienintelė Lietuvoje. Pas mus daugiausiai studijų programos tai yra socialinių mokslų srities, tai yra socialinis darbas, teisė, verslo turime ekoturizmą vienintelį Lietuvoje, tarptautinį verslą. Taip pat socialinio darbo dabar yra nauja programa, kuri taip pat bus vienintelė Lietuvoje, vaiko gerovė ir socialinė apsauga. Finansų srityje taip pat 2 programos, tai yra finansai ir nauja programa viešojo sektoriaus finansų apskaita, vienintelė Lietuvoje. Bet turim ir vieną humanitarinę specialybę, tai yra verslo anglų kalba. Ir labai konkrečiai ruošiame iš tikrųjų vertėjus. Turime puikią vertimo studiją, kur studentai gali praktikuotis sinchroninio vertimo srityje. Manau, kad esame unikalūs Lietuvoje tuo, kad esame privati aukštoji mokykla, kuri vadovaujasi Kolpingo filosofija ir remiasi tokius 4 pagrindinius dalykus. Tai yra akcentuojame, kad ne tik jaunam žmogui, bet kuriai asmenybei yra svarbu tikėjimas, profesija, šeima ir pilietiškumas. Sparčiai modernėjant ir augantį Kolpingo kolegiją savo studentus nuo 2011 pakvietė mokytis antrame, naujame bei moderniame pastate Kauno senamiestyje. Kolegija jau daugiau nei 10 metų organizuoja tarptautinės mokslinės ir praktinės konferencijas, Kolpingo ir studentų savaitės. Nuolat vyksta studentiškos šventės. Jaunimui čia puikios sąlygos ne tik studijuoti, bet ir studentauti. Todėl Kolpingo kolegijos studentai jau spėjo įvertinti visus šios įstaigos privalumus. Čia mes esame kaip viena didelė šeima. Bendravimą tiek su administracijos darbuotojais, tiek su dėstytojais labai artimai. Galime kreiptis juos bet kokiu klausimu, tiek asmeniniu, tiek su studijomis, tiek galbūt šeimyniniu, paklausti jų patarimo tam tikroje situacijoje. Taip pat čia verta mokytis dėl to, kad mes dirbame mažomis grupėmis. Dėstytojų dėmesys paskaitos metu yra skiriamas mums beveik asmeninis. Tai yra, kad dėstytojai gali suteikti mums visą informaciją, kurios mes norime, paaiškinti mums viską detaliai. Taip pat mes turime neformalaus švietimo programas, kurios vyksta Kolpingo kultūros ir švietimo centre Troškūnuose. Ten mes važiuojame į įvairius seminarus ir puikiai leidžiame laiką. Kaip sako studentai, čia studijuodamas susirasi draugų, atsikratysi baimių, išdrįsi bendrauti ir pasitikėti savimi, taip pat svajoti ir savo svajones paversti realybę. Taip pat Kolpingo kolegijos studentai turi galimybę studijuoti ir kitoje šalyje pagal Erasmus mainų programą. Be studentų žinios, be studentų savybės žinios nebūna įgyvendinamas nei vienas projektas, nepriimama nei viena studijų programa ar kažkokie klausimai, kurie susiję būtent su studentais. Tai yra labai džiugu, kad tokia maža ir tokia gal kaip ir privati kolegija labai atsižvelgia į studentus, į studentų nuomonę, nes, kaip jie patys sakė, be studentų nebus pačios ir kolegijos. Kas dar labai džiugu, kaip pačiam studentui, tai yra galimybės keliauti Erasmus programa. Labai didelės galimybės dėl to, kad kaip yra mažai studentų, labai yra daug vietų, į kurias galime išvykti. Ir kitas dalykas, kadangi mes esame tarptautiški labai ir pati kolegija turi labai daug bendraminčių kitose šalise, su Kolpingo draugijos pagalba labai galime lengvai išvažiuoti į kitas šalis, dalintis gerąją patirtimi ir džiaugtis tiesiog užsienio teikiamomis galimybėmis. Ir vienas dalykas, kuris labiausiai džiugina mus kaip studentus, yra, kad Kolpingo kolegija yra labai sunku būti liūdnu. Nedvejokite ir stokite į vienintelę Lietuvoje Kolpingo kolegiją, nes jeigu norite geresnės ateities, ją privalote susikurti patys.